Lietuvos aludarių gildija pristato. Lietuvos laukuose išauginto javų salyklas nuo amžių buvo pagrindas šalies alaus gamybai. Dar lenkų istorikas Duglašas mini, kad Lietuvoje ir Žemaitijoje alus pirmiausiai buvo pagamintas iš miežių salyklo. Miežinis alus lietuvių pagonių buvo naudojamas netgi ritualiniais tikslais. Lietuvoje salyklas gaminamas iš geriausiai mūsų krašto klimato sąlygas atitinkančių miežių. Pagrindinis alaus komponentas be vandens, aišku, yra salyklas. Mūsų gamykloje naudojamas tik lietuviškas salyklas, pagamintas iš lietuviškų miežių. Mums salyklui labiausiai tinkami dideli, stambus, krakmolingi, bet ne per daug baltymingi grūdai. Kuo tamsesnis salyklas, tuo tamsesnis ir alus. Taip pat ir skiriasi jo skonis, kvapas ir kitos savybės. Anksčiau salyklą kiekviena alaus darykla gamindavo savo pačios salyklidėse. Šiandieną salyklas yra perkamas iš salyklo gamintojų. Visas Lietuvoje pagamintas miežių salyklas panaudojamas alaus gamybai. Mes priimam salyklą, jį išvalom, tada malam, vat mato, tai yra ne miltai, tai yra ne vien tik tai kruopelytės, bet yra palikę ir mažai pažeisti lobeliai ir smulkių bei rupesnių kruopelyčių derinys. Salyklą mes sumalam, suberiam į užmaišymo katilą, kur jau yra vanduo ir naudojant temperatūras yra išskaidomas krakmolas iki sufermentuojamų cukrų, baltymai išskaidomi iki amino rūgščių, iki peptidų. Tai yra paruošiamos mieliems maisto medžiagos. Salyklo ruošimo tikslas ir yra aktyvuoti grūdo fermentus. Todėl, kai salyklas, tai yra, kai miežio grūdai yra daiginami, tai tie salyklo fermentai jie tampa keliasdešimt kartų aktyvesni. Salyklė esantis fermentai tą salyklo krakmolą vėliau išskaido iki gliukozės, iki maltozės, iki didesnių cukrų. Tai yra paruošiamos maisto medžiagos mieliems. Kiekvieną alaus rūšį jau nuo pat užmaišymo daroma atskirai. Mes naudojam karamelinį salyklą ir tik tai paruoštą iš miežių grūdų. Užmaišymo metu sumaltas salyklas maišomas su vandeniu ir salyklo komponentai tampa ekstraktu. Vėliau iš šio ekstrakto verdant su apiniais išverdama alaus misa. Apie tai kitoje Lietuvos aludarių gildijos pasakojimo apie lietuvišką alų serijoje.